Sveiki visi, NRK Gaming su jumis. Šiandien parodysiu, kaip nusihakinti Terrarijos itemus. Tai basically tokie aš jau šiek tiek pasirašiau. Jums reikia seno varyti žmogeliuko. Tai basically šito hakinimo yra tokie. Jums reikia dviejų blokų rūšių, aš esu pasirinkęs wood ir stone. Reikia žinoti tų dviejų dalykų nes kiekvienas Terrarijos itemas turi id, stone ir pradedam taip. Stone pirma turi būti būtinai pirmas ir po vieną, jeigu kokį jūs ten Terra Blade norit. Pavyzdžiui, galite daugiau imti, jeigu norit Roll of Fight, ammo, žinai, tas bullet, žinot. Už kietus dalykus, kur po daug būtinai reikia imti. Tik atsimenam, stone it bus 3, tada the word. Randa, padedam stone čia, woodą įkišam čia, woodo, kiek atsimenu, 9. Svarbiausia, jeigu jūs norit greitai, tada šitą brūkšnelių su taškiukais paspaudžiat, data kontrolą, modify all values, atsimenu kaip. Ir tada beli kokį, šitą gali pasižiūrėti per Google Terraria items id. Ten id buvo surašyti, kiek aš atsimenu, Terra Blade buvo 757. Tada, ok. Na, inventory viskas. Čia yra kolonis įjungia. Aš nežinau. Sorry. Pavyko dėl techninių skundų. Tai ne man reikės. Jo. Tai, žinot, basicus. Aš nežinau, kodėl man taip su vienu buvo. Atsiprašau, kad vien darau. Eklės kodu. Tai basicai bus labai lengvai. Černuvas manyčiau išmokti. Žiūrėti, man reikia sudėtinės. Kumas miršta. Tada būtinai item turite išmesti, nes kitaip, pavyzdžiui, naudosit ten tą dipadą. Tas dalykas, kurį hakinot, veiks kaip blokas o dabar. Tada pasidžiaugim savo šlovė. Tai viso šito game hakinimo basicai tokie. Like, subscribe ir sėkmė.